Vėlų 2022 pirmadienio vakarą pareigūnai gavo pranešimą, kad Gegužių gatvėje Šiauliuose prie konteinerių išmestas kilimas. Jame suviniotas negyvo žmogaus kūnas. Šiandien papasakosiu apie vieną žiauriausių ir sunkiausiai suvokiamų istorijų moderniaisiais Lietuvos kriminaliniais laikais. – 2022 Liepą Šiauliuose viename gyvenamojo rajono kieme Gegužių gatvėje pagalbos telefonu paskambino vyras, kuris sakė, kad prie konteinerių aptiko susuktą kilimą, iš kurio kyšojo žmogaus palaikai. Atvykusi policija ir greitoji iš ten išvyniojo negyvos 15-metės kūną. Vėliau paaiškėjo, kad merginos egzekucijoje dalyvavo 3 jauni vyrai ir viena nepilnametė, kurie išviliojo savo auką į vieno iš vaikinų socialinį būstą. Ten jie užrakino, atėmė mobilųjį telefoną, surišo rankas, galvą apvyniojo statybinę lipnią juostą. Į burną įgrūdų skudurą ant veido spaudė pagalvę dusindami. O galiausiai jie apspitę daužė rankomis, armatūra, pagaliais ir trypė kojomis. Sumušus merginą buvo kolektyviškai nuspręsta ją nužudyti. Todėl egzekucija merginą daužant įvairiais būdais buvo pratęsta. Nuo smūgių net lūžo medinės žudikų lazdos. Kai mergina neberodė jokių gyvybės ženklų, ją žudikai suviniojo į kilimą bei kitus audinius ir nutempė prie konteinerių kieme. Kaimynai pasakoja girdėję kompanijos šūksnius kieme, kai šie susukta į kilimą kūną metė iš 3 aukšto, o vėliau nešė konteinerio link. Vėliau jaunieji nusikaltėliai apie tai patys pranešė pagalbos telefonu, o tarnyboms atvykus apsimetė, jog jie tik liudininkai ir kilimą aptiko atsitiktinai. Taip tikėjosi, jog pavyks išsisukti. Turbūt šiurpiausia tai, kad praėjus vos kelioms valandoms po nužudimo, jie ramūs stovėjo kieme ir šaltų veidų žinių kameroms davė interviu. Vienas jų, vaikinas vardu Edvinas, sakė: "Mes su draugais ir drauge nešėm šiukšles ir pamatėm įtartiną kilimą. Pasicekavindami pradarėm šiek tiek kilimą, pamatėm kaldrą, visą kruviną. Patys išsigandom, išsikvietėm policijos pareigūnus, pasiklausėm jų pareigūnų. Kaip supratom, lavonas yra." Jauno žmogaus. Taip, ir kiek atitinka, kiek spėjom pamatyti, kad kiek iš matymo, tai mergina. O štai 14-metė vardu Inesa žinioms taip pat turėjo ką pasakyti. Ėjom su draugais išmesti šiukšlių, pamatėm labai įtartiną kilimą. Nes tiesiog gulėjo labai keistoj pozicijoje, labai storas, o kadangi namuose turi lygiai tokį pat kilimą ir nekartą buvau įslankščiusi, tai vėl kilo įtarimas. Kai pamačiau tą vaizdą, jog ten guli žuvęs žmogus, labai pradėjau drebėti, nes pirmą kartą tokį dalyką matau savo gyvenime. Bet ką padarysi, aišku, gaila, kad mieste gyvena tokių žiaurių žmonių. Vėliau buvo nustatyta, kad būtent toji Inesa ir buvo pagrindinė šio nusikaltimo dalyvė, o nužudymas buvo suorganizuotas iš pavydo ir kitų paaugliškų nesutarimų. Toji 14-metė kaltino auką, kad ši neva bandė nuvilioti jos vaikiną. Teismo medicinos ekspertas žiniasklaidai tvirtino, kad nužudytoji mirė nuo smūgių visumos, o į įvairias aukos kūno vietas merginai suduota mažiausiai 16 smūgių, pusė jų į galvą. Teisme buvo konstatuota, kad nusikaltimas padarytas itin ciniškai ir žiauriai, o auka patyrė didelės kančias. Nors iš pradžių buvo manoma, kad budelį buvo apsvaigę nuo narkotikų, teisme to įrodyti nepavyko. Vėliau paaiškėjo, kad auka buvo vaikų namų auklėtinė. Nors turėjo ir tėvą, motiną bei patėvį, niekas jos nenorėjo auginti ir teisme teisių į dukrą buvo atsisakę. 15-metė buvo registruota Šiaulių globos namuose, tačiau paskutinės dienas slapstėsi ir buvo paskelbta jos paieška. Kartais ji laikinai gyvendavo pas globėjus, uždarbiaudavo prižiūrėdama žmonių namus, vaikus ir augintinius. Šis nusikaltimas buvo planuotas. Manoma, kad 14-metė žudikė Inesa ir jos draugai specialiai bandė su ja susidraugauti ir įgyję 15-metės pasitikėjimą privilioti į butą.
Grupelė draugų įsivaizdavo esą gaujiniai, romantizavo nusikalstamą pasaulį, asmeninėse žinutėse ir socialiniuose tinkluose bandydavo vaizduoti, kad yra gangsteriai. Pas mane šaikonas žiauriai didelis, jame yra išaldo timo keli, tai nenoriu nusileisti iki žemo lygio ir nenoriu pridaryti jums problemų. Bet jei būčiau kaip jūs jau seniai mirę būtumėte arba miške prie medžių pririšti ir palikti. Ir pasakyk jam visom, kad jei dar palys, kentės. Čia yra vienas, kuris karadžio kins mumis, čia yra antras, tenais dar yra karadžio paco ir karadžia, tenais aišku yra ir mano vaikinas, bet čia vapšio. Jeigu čia treniruojas. Vienas iš byloje figūravusių vyrų dėl nužudymo nebuvo teisiamas, tik dėl nusikaltimo slėpimo, dėl kurio buvo išteisintas. Mat slėpė savo brolio Osvaldo padarytą nusikaltimą, o pagal Lietuvos Respublikos įstatymus nusikaltimą padariusio asmens artimieji, giminaičiai ir šeimos nariai neatsako už jų nusikaltimo slėpimą. Bandžiau tą išgelbėti toliau, bet neišėjo niek. Kodėl neišėjo? Bandėte įeiti į kambarį, bandėte prašyti? Bandžiau prašyti, bet jie manęs neklausė. Galėjau arba užrakinti balkonę juos visus tris ir tada išgelbėti Gabrielę. Manot, kad galėjot taip pat pasielgti? Galėjau. Galėjot galbūt šauktis pagalbos? Galėjau. Nepadarėt? Ne. Visgi pagrindinė nužudymo dalyvė ir iniciatorė buvo toji su auka konfliktavusi 14-metė Inesa. Nors ji pati nusikaltimą iki pat šiandien apibūdina taip, lyg kažkas kitas Inesą į tai būtų įvėlęs. Sakė, kad auka pati ją užpuolė. Mergina susimušė, o kruviną darbą netyčia užbaigė šalia buvę ir 14-metę gynė vaikinai. Aš pripažinau kaltę. Po to, aišku, supratau, kad čia yra visiškai nesąmonė taip daryti. Pakeitus mokyklą prasidėjo ir lakstymai per naktis. O kada supratai, kad tu vis dėlto nesąmonį pridarei, lakstydama? Kad tai, kad lakstai, yra nesąmonė? Tikriausiai tą dieną, kai mane įvėlė į nusikaltimą. Braziulis norėjo kūną sudeginti, tačiau tuomet 14-metė jo draugė neleido. Prisiminė, kad po egzekucijos jį išėjo į kitą kambarį ir su ašaromis akise pasakė, kad neteko geriausios draugės. Nors pati ką tik ją kankino ir žudė. Mergina teismo prašė jai palikti kardomąją priemonę - arešto namuose, nes neva šiuo metu intensyviai atsiskaitinėja mokykloje, gydosi, mokosi su vienuoliu ir ruošiasi pirmajai komunijai. Jis pradėjo mane pult ir mes susimušėm, nes jinai buvo apsinešus pasirodo. Na čia visas žiūrkiam visai kitaip vadina, kodėl aš turiu būti šventoji. Ir paskui ją suko į kilimą ir per balkoną išmetė. Ir čia palei balkoną 9 aukščių ir nešėsi iki čia 8 kažkur valandą ar kiek pusė 9. Mama girdėjo, kaip čia klikoja per kiemą. Jie ten šaukė greičiau, čia kažkas taip, kad visi kaimynai, vienas kaimynas atklausė, sako, ką jūs čia nešat, gal žmogų per tą kilimą. Sako, nusijuokė visi ir nuėjo su visų kilimu. 2023 teismo nutarimu žudikui Edvinui Braziuliui skirta 18 metų laisvės atėmimo bausmė, bendrui Osvaldui Žvirgždui 15, o nepilnametei Inesai 8 metai kalėjimo. Teisme žudikai neatrodė labai nusiminę, kameroms rodė vidurinį pirštą, nekartą buvo užfiksuoti besišypsantys, o Inesa policijai duodama parodymus kramtė gumą, lyg tai būtų buvusi eilinė diena jos gyvenime. Ačiū, kad žiūrėjote. Kaip visada, paspauskite mygtuką patinka ir jei to dar nesate padarę, prenumeruokite mano kanalą. Dėkuoju už palaikymą. Iki kito karto.